Registravimo sistema yra kitokia negu buvo iki šiol ir pagrindinė jos naujiena yra ta, kad visi, kam reikia užregistruoti savo vaikučius į darželį, gali iš tikrųjų ramiai nuspręsti, ar jie nori pirmą dieną tai daryti, o dar geriau antrą, trečią, arba gali tai padaryti bet kada nuo Kalėdų iki Velykų. Jokios įtakos dėl registravimosi nebus, kad ir kada jūs besiregistruotumėte iki pat balandžio 30 dienos. Kitais metais planuojame beveik 800 vietų naujose savivaldybės darželiuose sukurti, 100 eurų pagalba tėveliams, kurie nori savo vaikus leisti privačius darželius, jinai egzistuoja, bus ir kitais metais. Pirmenybė bus teikiama Vilniaus miesto savivaldybės gyventojams. Tai yra, kai abudu tėvai yra registruoti Vilniuje ir vaikas yra registruotas. Tokiu atveju jie gauna prioriteto balą. Prioriteto balą gauna taip pat, jeigu tėvai pasirenka darželį pagal savo registruotą gyvenamąją vietą. Taip pat gauna prioriteto tvarką, jeigu tam darželėje lanko brolis ar sesuo. Taip pat prioriteto tvarką gauna daugiavaikės šeimos, kai yra šeimoje 3 ir daugiau vaikų. Mes patys dalyvavome rengiant prioritetų sistemą ir teikiame pasiūlymus. Iš tiesų, iš to, ką galima nuspręsti arba kaip sudaryti, man atrodo, šiuo metu tikrai yra pakankamai gera sistema.